Ar žinai, kad priimti sprendimą mokytis mūsų mokykloje yra racionalu, naudinga, patrauklu? Tai kad aš tik 9 klases pajėgiau užveikti. Nesijaudink, bičiuli. Mokykloje laukiami ne tik turintys pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bet ir baigę 9 klases. Netgi norintys pabaigti 9 klasę turi galimybę padaryti tai čia. Besimokydamas 11 bei 12 klasėse, įgyjant vidurinį išsilavinimą, siūlomus automobilio mechaniko, viešbučio darbuotojo, logisto ekspeditoriaus, sporto klubo veiklos organizatorius, profesinio mokymo programos. Baigęs 12 klasių mūsų mokykloje, tu per 1 metus įgysi profesinę kvalifikaciją. Kai kiti atėję mokytis po 12 klasių į mūsų mokyklą, diplomą įgis po 2 metų. Turintys vidurinį išsilavinimą arba išklausę 12 klasių kursą gali rengtis apskaitininkų ir kasininkų, socialinio darbuotojo padėjėjo, automobilių mechaniko ar viešbučio darbuotojų profesinio mokymo programas. Mokomės puikiai įrengtuose mokymo kabinetuose, aprūpintuose reikalinga šiuolaikiška įranga, mokymo ir mokymosi medžiaga. Tavęs laukia geranoriškai nusiteikę, pasiruošę tau padėti mokytojai. Pirminius praktinius gebėjimus įgysite mokykloje. Mokomąsias ir gamybinės praktikas atliksite geriausiose Lietuvos verslo įmonėse ir užsienyje. Mokykla – pilno suvokimo tvirtovė, grožio ir žinių namai. Kad gyvenimas išties būtų įdomus ir prasmingas, tu galėsi dalyvauti įvairių būrelių veikloje. Šimtadienis, diplomų teikimas, išleistuvės, nuostabios, nepakartojamas ir kupinos džiugesio šventės. Aktyviai sportuojame, reprezentuojame mokyklos, seniūnijos, rajono ir respublikos renginiuose. Tu galėsi pasirinkti bet kokį sporto šaką, lankyti treniruotis didžiulėje sporto salėje, atletinės gimnastikos salėse. Jei tik panorėsi, tu galėsi gyventi mokyklos bendrabutyje. Čia verda intensyvus gyvenimas. Mokomasi, susitinkama, diskutuojama, švenčiama. Čia gimsta naujos pažintys, draugystės. Mėnesinis mokestis tik 12 litų. Pigiai ir skaniai maitinsies mūsų mokyklos valgykloje. Baigęs 12 klasę ar įgijęs vienos iš profesinio mokymo programos diplomą, tu galėsi pasirinkti aukštąsias neuniversitetinės ar universitetinės studijas. Jeigu būsi pažangus, tau kas mėnesį bus mokama 98 litai 80 centų stipendija. Mokykloje mylimas, gerbiamas, globojamas ir ugdomas kiekvienas ugdytinis. Nes visų mokytojų ir darbuotojų svajonė sukurti tokią mokyklą, kurioje mokiniai jaustųsi laimingi ir mylimi, kurioje jie išmoktų gyventi, mylėti, kurti gyvenimą šviesiomis mintimis. Jeigu tu vis dar abejoji, kokį kelią pasirinkti, tau reikėtų atvykti į viešąją įstaigą Daugų technologijos ir verslo mokyklą.